Nu, Barbarytė, išalkus po mokyklos. Skamba perfekto. Ir ką čia valgai? Nu, maistą. Kokį? Nu, troškiniuką, mėsytę, žirnius, žirnius ir makaronus. O kokie makaronai? Balti tokie. Ryžių, taip? Fantastinis receptas tiem, kas neturi laiko ilgai suktis virtuvėje ir nori greitai, skaniai ir sveikai. Išbandyk šitą nuostabų receptą, tau reikės tiesiog vištienos krūtinėlę supjaustyti gabaliukais, avinžirnius virtus, konservuotus, sudėti taip pat į skardą, įdėti šaldytų žirnelių ar kitų mėgstamų daržovių, įdėti feta sūrio, apšlakstyti alyvuogių aliejomis, prieskoniais, mėgstamais tiek druska, pipirai, česnako granulėm, raudonėlis, gali būti saldžioji paprika ir viską šauti į orkaitę. Ryžių makaronus užpilti verdančiu vandeniu ir palaikyti 5-6 minutės ir tuomet iškepus orkaitėje išmaišyti su ryžių makaronais išmirkintais ir tiekti, ragauti, degustuoti. Patiko šis skanus, greitas receptas, nori daugiau mano greitų, skanių, subalansuotų, daug baltymų, daug skaidulų, daug vitaminų turinčių receptų, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau receptų. Fantastiniai receptai, kuriuos gali rasti mano spausdintoje knygoje Sveiko maisto gamyba, kuriuos kviečiu išbandyti ir tave net 322 receptai, kurie padės tau gyventi ir valgyti sveikiau.